Tikslai. Nu, šiaip tai, ką galiu pasakyti, esmė yra tokia, kad patekti į ketveriukę, bet aišku, mūsų tas varžovas nėra iš silpnų. Ir, sakykime, sekantis ratas, jeigu ir pavyktų prasimušti, tai būtų Šiaulių komanda. Iš esmės, kovojam tik dėl pergalės, o kaip ten bus, tai pasižiūrėsim. Sakykime, taip, nesam pastatę tokį tikslą, kad būtinai papulti ketveriuką, sakykime. Ne, aišku, sakykime, jeigu rušiuoti pagal tos čempionato visus kriterijus, tai LKF taurė pas mus kaip ir būtų trečiam plane. Ir iš esmės mes iš tikrųjų nenorėjom dalyvauti, bet paskambino iš federacijos žmonės ir paprašė, kad dalyvautume, nes buvom tik vienintelė komanda, kuri buvo atsisakusi dalyvauti, sakykime, LKF taurės varžybose. Kas be ko, aišku, tai nėra ko tada ir eiti žaisti. Jeigu jau dalyvaujam šitam turnyre, tai dalyvaujam ne tik dėl to, kad laimėti.